Gazas dugnas. Turėtų būti 210 kW, bet važiuoja, manau, kaip 130 kokių. Audi A6, 50 TDI, prastai važiuoja, dega visokios lemputės. Sodžių filtrą jau plovė, EGR plovė, viską ten taisė. Turim kompiuterį, įsirašom duomenis, analizuojam juos ir randam priežastį. Oro srauto matuoklė rodo visiškai nelogiškus rodmenis. Normalus skaičius čia turėtų būti kokie 200-400. Įtariu oro srauto matuoklę. Pirmiausia, pabandysim plaut. Jeigu nepadės, keisim. Oro srauto matuoklė yra čia. Reikia išimti ir išplauti. Tai čia yra oro srauto matuoklė. Aš čia šiek tiek išploviau. Ir dabar dėsim atgal. Pabandysim pažiūrėti, ar jinai pradėjo veikti. Daugiau, bet kosmosas vis tiek nesąmonė. Tęsime investigationą su oro srauto matuoklė. Pastebėjau, kad oro filtras kažkoks tai labai įtartinai netoks. Norėčiau įsitikinti, ar nebus servisas supainiojęs filtrų ir netokį įdėjęs. Nes jeigu jis netokį įdėjo, reiškia filtras nefiltravo, smėlis dulkės ėjo į matuoklę, ją sugadino, o paskui smėlis ir dulkės o taip va apdaužė turbinos sparnuotę. Apsilankiau Volkswagen centre. Štai skirtumai tarp paprastai parduotuvėje pirkto filtro ir pagal kėbulo numerį užsakytą filtro. Užsideda neteisingai ir jinai net jos negali pasiekti. Čia viskas puiku. Taigi dėka netokio filtro, oro srauto matuoklė traukia viską, kas yra šitoje dėžėje. Naujas originalus filtras įdėtas. Dedu naują oro srauto matuoklę. Matosi, kad šitą jau priglunda prie oro filtro ir filtravimas vyks. Oro srauto matuoklė veikia puikiai. Panašu, kad pataisėm. Testuojam Audi gatvėj. Gazas dugnas. Projektėlis su Audi A6 baigtas. Radom priežastį, pašalinom ją ir baigiam testuoti jau. Automobilis atvažiavo su degančia variklio gedimo lempute. Jinai rodė ir EGR vožtuvo, ir sodžių filtro, ir NOXo daviklio gedimą, lambda zondo gedimus. Jeigu bandyti keisti dalis pagal klaidas, kaip kartais būna servisuose, tai kainuotų velniškai daug ir neduotų visiškai jokio rezultato.